Viską padėsim. Ir taip suparalyžavo kūną. Dar mikrofoną. Išsilaikysiu išminties. Ne, dabar biškai per aukštai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha
Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tai šiandien skaitysime Šešinį Taigoro Sundaraki Šrimad Bhagavatam 2 tekstus 4 21, 22 ir 23. Tai pirmą tekstą aš perskaitysiu, antrą kartosim kartu. Tai 4 giesmė, 21 skyrius, 22 tekstas. Karalius, atsiprašau. Aham dandadharo raja, rajanamiha yojitaha, rokshita vriti datsveshu, sėtušu stapita prithak. Karalius Pritu kalbėjo toliau. Aukščiausiojo viešpatės malonė aš tapau šios planetos valdovu ir man buvo įteiktas skeptras, kad valdyčiau žmonės,
ginčiau juos nuo pavojų ir užimčiau juos veikla pagal jų padėtį visuomenėje, kurią nustato vedų priesakai. Valdovą turėtų skirti aukščiausiasis Dievo asmuo, kad jis rūpintųsi jam valdyti patikėtos planetos gerovę. Kiekviena planeta turi savo valdovą, kaip dabar šiuolaikinės valstybės turi savo prezidentus. Tapti prezidentu arba valdovu galima tik tai tada, jeigu tokia yra aukščiausio viešpaties valia. Pagal vedų civilizacijos normas, karalius yra Dievo vietininkas žemėje, o valdiniai turėtų gerbti jį kaip žmogumi įsikūnijusį Dievą. Pasak vedų, aukščiausiasis viešpats rūpinasi visomis gyvosiomis būtybėmis, pirmiausia žmonėmis, skatindamas juos pasiekti aukščiausią būties tobulumą. Gyvoji būtybė gauna žmogaus kūną daugybę kartų gimusi tarp žemiausių biologinių rūšių. Aukščiausio Dievo asmens valia, kuri yra suformuluota Bhagavad Gitoje, civilizuota žmonių visuomenė skirstoma į 4 luomus. Brahmanus, kšatrijus, vaišijus, šudras, četurvarniam maja šrištam. Toks skirstimas yra dėsningas ir natūralus. Ir šiame posme Pritu Maharadžas sako, kad kiekvienas žmogus turi turėti jo padėtį visuomenėje atitinkantį darbą, kuris būtų jo pragyvenimo šaltinis. Valdovo arba valstybės pareiga rūpintis, kad žmonės laikytųsi nustatytų socialinių normų ir vykdytų savo pareigas pagal savo socialinę padėtį. Mūsų dienomis ši socialinė sistema žlugo, nes karaliai ir vyriausybės jau nebesiekia užtikrinti jos funkcionavimo. Šiandien niekas neturi žalio supratimo, ką reiškia vadintis brahmanu, kšatrijų, vaišijų arba šudra. Manoma, kad žmogaus priklausomybė tam ir kitam luomui išimtinai lemia jo kilmė. Vyriausybės uždavinys yra atkurti sugriautą socialinę struktūrą, suskirsčius visuomenę į luomus pagal veiklos pobūdį ir materialiosios gamtos gūnų daroma įtaka. Tik tuomet žmonių visuomenė galima bus laikyti civilizuota. Jei visuomenė nepadalinta į 4 luomus, iš esmės ji niekuo nesiskiria nuo neorganizuotos gyvulių bandos, kurioje ramybė, santarvė ir gerovė neįmanomi. Būdamas idealus valdovas, Maharadža Pritu griežtai žiūrėjo, kad nebūtų griaunami vedų socialinės struktūros pamatai. Pradžia ateiti pradžia reiškia gimusis. Kitaip sakant, Maharadža Pritu užtikrino globą visiems pradžianom, visoms gyvosioms esybėms gimusioms jo valstybėje. Pradžias tai ne tik žmonės, bet ir gyvūnai, medžiai ir visos kitos gyvosios esybės. Valdovas privalo ginti visas gyvasias esybės ir rūpintis, kad jo karalystėje nebūtų alkstančių. Kvailiai ir nenaudėliai, sudarantys šiuolaikinę visuomenę, nesuvokia, kokia didžiulė atsakomybė gulasi ant valstybės pečių. Gyvūnai taip pat yra valstybės, kurioje jie gimė piliečiai ir turi teisę gyventi iš aukščiausio viešpaties malonės. Mėsininkai, kurie masiškai skerdyklose žudo gyvūnus, nusižengia gyvūnų teisėms. Dėl jų žiaurumo kenčia jie patys, šalis ir vyriausybė. 23 tekstas. Tasyame tadanusthanat yanahur brahma vadinaha lokasyu kama sandoha yasya tushyati dishtadrik. Dabar kartu. Tasyame tadanusthanat yanahur brahma vadinaha lokasyu kama sandoha yasya tushyati dishtadrik. Tasyame tadanusthanad yanahur brahma vadinaha lokasyu kama sandoha yasya tushyati dishtadrik. Another verse. Yasya tushyati dishtadrik. Matajas?
lokasukama sandoha. Yasyatushya tidishtadrik. Tasyameta tanushtanad. Yanahur Brahma Vadinaha. Lokasyukama sandoha. Yasyatushya distadrik. Pažadinis vertimas. Tasya jo. Oi, atsiprašau. Tasya jo. Me. Mano. Tat. Tai. Anusthanat. Vykdant. Jan. Tai. Tai ką. Ahu. Nurodo. Brahma vadinaha. Vedų žinovai. Lokaha. Planetos. Siju. Tampa. Kama sandoha. Pasiekiančių trokštamus tikslus. Jasya. Kurių. Tušyati. Patenkintas. Dištadrik. Tas, kuris žino kiekvieno lemtį. Vertimas. Maharadža Pritu tarė, manau, įvykdę savo karališkas priedermes, aš pasieksiu tikslus, kuriuos nurodė vedų žinovai. Juos būtinai pasieks tas, kuris pelnys aukščiausiojo Dievo asmens, žinančio kiekvienos būtybės lemtį prielankumą. Šilas Prabhupados komentaras. Maharadža Pritu kalbėdamas akcentuoja tokias savokas, kaip Brahma vadinaha, vedų žinovais. Brahma tai vedos, kurios dar vadinama Šabda Brahma, transcendentiniu garsu. Transcendentiniai vedų garsai yra nepaprasti, nors iš pažiūros vedos parašytos paprasta kalba. Vedų teiginiai traktuotini kaip nelygstama tiesa. Vedų raštai pateikia daugybę informacijos iš įvairių sričių, taip pat ir apie karaliaus pareigas. Karalius, kuris suvokia jam tekusią atsakomybės naštą ir vykdo savo pareigas, gindamas visas gyvasis esybės jam patikėtoje planetoje, po mirties patenka į rojaus planetas. Jo likimas priklauso ir nuo to, kiek jam pavyksta patenkinti aukščiausiąjį viešpatį. Jei karalius sąžiningai vykdo savo priedermes, dar nereiškia, kad jis būtinai pateks į rojaus planetas. Vykdamas savo priedermes, jis turi patenkinti aukščiausiąjį viešpatį. Taigi, kad žmogaus veikla atneštų norimą rezultatą, svarbu patenkinti aukščiausiąjį viešpatį. Ši mintis patvirtinama ir pirmo Šrimad Bhagavatam giesmės 2 skyriuje. Atapam hir dvidža šreštha varna šrama vibhaga šaha svanushthitasya dharmasya samsidhir hari toshanam. Savo priedermę vykdantis žmogus pasiekia tobulumą, jei aukščiausiasis viešpats yra patenkintas jo veikla. Kama sandoha reiškia trokštamo rezultato pasiekimas. Kiekvienas siekia aukščiausio gyvenimo tikslo, tačiau šiuolaikiniai mokslo korifėjai mano, kad žmogaus gyvenimas neturi prasmės ir tikslo. Toks neišmanimas yra pavojingas ir kelia žmonijai didžiulę grėsmę. Žmonės nesuvokia gamtos dėsnių, o gamtos dėsniai yra ne kas kita kaip aukščiausio Dievo asmens nustatyti įstatymai. Užkietėję ateistai netiki Dievo egzistavimu ir jo įstatymais, todėl nesuvokia gamtos veikimo. Dėl daugumos žmonių, taip pat ir mokslininkų bei filosofų tamsumo, visuomenėje susidarė labai pavojinga situacija ir žmonės nežino, kur link jie eina. Pasak Šrimad Bhagavatam, šiuolaikinės civilizacijos pasirinktas kelias veda į pačias tamsiausias materialios būties sferas. Adanta, Gobhir, Višatam, Tamisram. Krišnos sąmonės judėjimas buvo pradėtas tam, kad filosofai, mokslininkai ir apskritai žmonės sužinotų, kokia jų gyvenimo paskirtis, kokia jų gyvenimo skirtis. Kiekvienas žmogus turi pasinaudoti šio judėjimo suteikiamomis galimybėmis ir išsiaiškinti, koks yra gyvenimo tikslas. Mangala Charana. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya
Chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave namaha. Shri Chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamakyam dadati svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taigi, dėkoju, kas atėjo šiandien paklausyti ar palaikyti manęs pirmąją paskaitą. Ir prašau jūsų palaiminimų, kad galėčiau kažką pasakyti, kas jums būtų svarbu. Tai šiandien mes skaitom iš Šrimad Bhagavatam 4 giesmės, 4 giesmės 21 skyriaus 23 tekstą. Taigi čia Maharaj Prithu sako, kad įvykdė savo karališkas priedermes. Tai kokios tos karališkos priedermės? Tai viena iš jų apsaugoti piliečius ir pakelti piliečių padėtį į aukštesnės planetas, planetinės sistemas. Bet ką iš tikrųjų reiškia apsaugoti piliečius? Valstybės mastu galėtumėm galvoti, kad apsaugoti nuo nusikaltimų, senatvei, skirti pensiją, apsaugoti kažkokio socialinio draudimo, apsaugoti nuo karo, bet iš tikrųjų, kas yra ta apsauga, tai apsaugoti nuo žmonės nuo geismo, pavydo, gobšumo ir iliuzijos, nes iš tikrųjų šitie dalykai sunaikina žmonių gyvenimus. Ir jeigu paklausime kokią nors politiką, ar jūs galėtumėte apsaugoti mus nuo šitų dalykų, tai ne vienas turbūt negalėtų ir jie visi dar labiau skatina, stengiasi padidinti tą beprotybę ir troškimus. Ir ta tamsa yra tokia stipri, kad tai laikoma net norma šiais laikais. Ir kas yra tikrasis progresas ir kaip žinoti, ar tikrai mes progresuojame. Ir norint žinoti, ar progresuojam, reikia žinoti, kas tas progresas ir kiek mes toli nuo jo esame. Tai valstybė ir visuomenė skatina ekonominį progresą. Ir ekonominis progresas yra tas progreso rodiklis. Ir galvojame, ar tas progresas padidės mano banko sąskaitą, ar gal nusipirks kažkokį būstą, ar kažkokį sukursiu projektą, verslą, daugiau išsimokslinsiu, nuskrisiu į mėnulį. Bet jeigu mes sutiksime net Lietuvos turtingiausią šeimą, Lietuvoje jų turtai lygiai taip pat bus paimti mirties akimirką ir jie lygiai taip pat kenčia,
ir jie niekur nenuprogresavo, jeigu pagal šitą rodiklį. Ar galėjo jos sustabdyti savo kančias pinigais, net jeigu ir turi milijoną, yra pikti, kartais išsigandę. Ir ar tai tas progresas, kurį jie norėjo pasiekti ir dirbo visą gyvenimą, kad jį pasiektų. Tai jeigu mes važiuojame eismu į priešingą pusę, tai policija sustabdys, duos baudą ir nesvarbu, kiek mums buvo smagu ten, kiek mes prisimėgavom, ir vis tiek turėsim sumokėti baudą ir tas visas pasitenkinimas išnyks nueis vėjais. Tai tikrasis mūsų progresas yra santykiai su Krišna. Progresas Krišnos sąmonėje, ar mes žinom, kas aš esu, kodėl aš kenčiu. Kartais mes galime galvoti, kad nežinojimas yra apsauga nuo tos kančios. Būsime apsaugoti. Net esu girdėjus, kad sako, tai aš geriau būčiau šuniu, tai nereikėtų galvoti, nereikėtų nieko rūpintis, man tiesiog atneštų maisto. Ir tokia yra kaip tinginio filosofija, kad nežinojimas yra palaima. Gyvenu ir tiek. Bet čia, kaip pasakytum kiškiui, kad tu užsimerki ir kai jau atsimerksi, vilko nebebus. Bet iš tikrųjų vilkas nebus nubėgęs dėl to, kad tu esi nežinojime. Tai nėra progresas. Ir tiek gyvenimų pragyvenai, kad evoliucionuotum iki žmogaus ir tu tokioj sąmonėj nori gyventi kaip šuo. Tai ar tu nori taip iššvaistyti tą Dievo dovaną, kurią tu gavai? Tai žmogaus gyvenime mes galime nuspręsti, šuo negali nuspręsti, ar jis nori būti žmogumi, bet žmogus gali nuspręsti, kaip gyventi, kur eiti, atitinkamai pagal savo veiklą. Ir jo veikla nuspręs, ar kitas gyvenimas bus į žemesnės sąmonės planetas, ar į aukštesnės sąmonės planetas. Ir taigi, kaip toli mes esame nuo to progreso ir kaip gali būti širdis išvalyta nuo viso šito. Bet mums reikia kažkokio materialaus identiteto. Aš mama, aš visuomenės dalis, aš pilietis, aš lietuvis, aš mokytojas, aš politikas, aš inžinierius, aš verslininkas, kaip aš save pristatysiu. Ir gal kažkokį išskirtinį identitetą galėčiau gauti, jeigu nuskrisčiau į mėnulį, jeigu kažką sukurčiau. Tai aš, žmogus, tą ir tą nuveikęs, ar ne? Tai mums reikia identiteto, manant, kad aš esu kūnas ir apsiribojant šitų kūnų. Ir ar ką šitas kūnas veikia, ar jis sako mano vertę, ar pasako kitiems, kad kiti galėtų nustatyti mano identitetą, kad jinai yra dukra, jinai yra žmona, yra mama, ar ten kažkas. Tai reikia žmogui reikia kažkokio apčiuopamo identiteto, kad tu esi lietuvaitė. Bet šie pavadinimai iš tikrųjų, kad ir kiek toli, jie vis tiek iš vienos iliuzijos pakeičia į kitą. Ir ar šalies ribom apsiriboja, ar namų ribom, ar specialybės ribom. Ir mūsų proto suvokimui reikia ribų. Ir tada protas mus veda ir nuveda į tą vadinamą progresą. Ir iš tikrųjų mes suprantam, kad kažkas vis dėlto ne taip, kad yra kažkas daugiau. Ir kai kažkas atsitinka už mano proto suvokimo ribų, už mano kontrolės ribų, kai kažkas numiršta ir nieko negaliu pakeisti, kai kažkas suserga, nieko negaliu pakeisti, kai mano vaikai kažko kenčia ir aš negaliu jiems padėti. Ir
ir tada mes suprantame, kad mes neturime tos apsaugos iš vadinamo ir iš tos vadinamos valstybės ar prieglapščio. Ir mes manome, kad nėra tos absoliučios sistemos, kaip mes galim pamatyti tą progresą. Ir mes galvom, man neblogai sekasi, čia suklydau vieną kartą, bet aš žmogus, atleidžiu ir taip toliau. Ir mes taip vertinam pagal, lyg kažką. Bet, ir aš galiu tai padaryti, bet iš tikrųjų yra konkreti sistema, kaip mes galime suprasti, ar mes progresuojame ir kur mes progresuojame. Ar tai iš tikrųjų yra progresas. Ir galim sakyti, kad mes pristatinėjom kažkokią tikėjimo sistemą, kur yra visiškai svetima, kažkokia indiška, o mes lietuviai, mūsų identitetas, mes lietuviai. Bet ar tau užtenka, kad tu lietuvis, o kodėl aš lietuvis, ar tu turi valstybės prieglobstį? Ir jeigu tavęs netenkina toksai atsakymas, kad aš lietuvis ar kažkas, jeigu netenkina toks progresas, tai o kaip harmoningas gyvenimo būdas? Galima sakyti, aš nematau jokio dievo, todėl jo nėra. Ir kaip tai irgi yra ribota, juk tu tamsoj iš tikrųjų net savo rankų nematai, tai kiek tavo juslės yra ribotos, o tu nori pamatyti Dievą, ne? Tu galvoji, kad kažkoks turi būti senelis ant debesies, ar galvoji, kad iššoks iš dėžės kaip koks surprizas ir pigus surprizas ir tu visi mato Dievą. Tai nėra kažkas pigaus, kurį taip gali imti ir pamatyti, ir net einant, progresuojant ne į tą pusę. Tai jeigu išaugome tamsame, bet gal kažkada esame patyrę kažką daugiau už to proto suvokimo ribų, bet jeigu mes užaugom tamsiam kambarį ir kažkada pas mus į kambarį įėjo šviesos spindulėlis ir mes galvome, kad tai atsitiktinai, kad čia netyčia taip atsitiko ir kad tai kažkokia mitologija ir kažkoks Pritų Maharadžas irgi yra mitologija ir kokie kvaili žmonės kažkokia legenda ar netiki skaito, kažkoks vedų šventasis ar ne, gali pasakyti, kaip gyventi šiais laikais ir kaip žmonės gali būti tokie kvaili, ar ne. Ir tikėti Dievu tai tik tiems, kurie bijo tamsos, vaikams. Smegenys yra kompiuteris ir tiesiog, kai smegenys numirs, tai bus ir viskas, ir pabaiga. Bet ar tikrai mums užtenka tokio atsakymo ir ar niekada nenorėjot sužinoti kažko daugiau ir net jeigu ir tu tiki, ar tu seki jo nurodymais, ar tu žinai gamtos dėsnius, ar tu žinai aukščiausias taisyklės. Ir jeigu esi išmintingas, intelektualus, toksai logiškas, tai tu išanalizuok ir pasakyk, kad tai yra netiesa ir pamatysi, kad tą aukščiausią tobulumą. Ir galima sakyti irgi, kad man reikia pragyventi, išleisti vaikus į mokyklą, mokėti paskolą, rūpinti šeimą. Ir šitie dalykai užima centrinę mano gyvenimo dalį. Ir tiesiog tai yra taip nepasiekiama, kad man neverta nestengtis. Tai taip, turi būti alkanas, kad norėtum tų atsakymų, kad norėtum pamatyti tą tobulumą, kad norėtum suprasti tą tikrą progresą ir ne tik kažkokias aklas tiesas perskaityti, bet suprasti ir aukštesnius nurodymus. Ir turėtum būti labai drąsus, nes nieks nepalaimins, jeigu staiga nuspręsi išlipti iš tos materialios raunios upės. Ir jeigu staiga nuspręsi neprogresuoti
pagal vyriausybės nustatytą standartą, kas yra progresas. Taigi, kieno prieglobstį tu nori priimti. Ir Šrimad Bhagavatam nėra tiesiog materialios paskirties nurodymai. Pritu Maharadžas yra įgalintas aukščiausiojo Dievo asmens pristatyti tobulą valstybę. Jis parodo standartą, progreso standartą, tikrąją apsaugą. Ir galima padaryti bent mažą dalį to progreso, ką daro Pritu Maharadžas. Jis yra labai intelektuali asmenybė, jis yra didis viešpaties atsidavusis ir jis priima vedų ekspertų žinias. Jisai nėra aklas, jisai nėra ne pats sugalvojo, jisai nėjo konsultuotis, jisai rėmėsi vedų ekspertų žiniomis. Ir vedų žinios tai transcendentinis garsas, kaip sakome šitame tekste, jos yra už mūsų suvokimo ribų. Ir gali atrodyti, kad tai yra tradicinė kalba, bet tai yra transcendentinis garsas, kuris gali tave nukelti į platesnį žinojimą. Kas yra siela, kas yra materiali gamta, kaip elgti šitame pasaulyje. Ir karalius Pritu tiksliai žinojo, kur jisai eina. Jisai sako, kad įvykdęs savo karališkas priedermes, aš pasieksiu tikslus, kurios nurodė vedų žinovai. Ir jisai tiksliai žinojo, kur jisai eis po mirties. O ką jūs sakytumėt? Sužinosiu, kai nueisiu, arba manau, kad man visai neblogai sekasi. Ir tai Pritu Maharadžas taip rimtai žiūri į savo vyriausybinės pareigas, jisai sako, kad atlieka savo pareigas, todėl jisai pasieks norimą tikslą. Ir jisai sako, tai ne pagal savo protą, bet pagal vedų ekspertus. Todėl nepriimdami tam tikrų autoritetingų žinių, mes negalime padaryti jokios pažangos. Kalbant apie materialias žinias, žmonės visą laiką žino, kuo seka. Jeigu mokykloje seka mokytojais, kažkokiai profesijai, kažkokiai profesionalais ar knygomis, dvasiniam lygiai taip pat turi turėti autoritetą. Ir nes mūsų materialios žinios turi trūkumų, pagal šį iš Upanishad mes esam sąlygotos sielos ir turim 4 trūkumus. Tai mes esam pasmerkti klysti, pasiduoti iliuzijai, laikydami savo kūną, savo aš. Turim polinkį apgaudinėti, tai dėtis protingais, manau tai yra taip ar taip. Ir mūsų juslės yra netobulas, kad, pavyzdžiui, tamsoje mes net negalim matyti savo rankų, ar ne? Ir vedų išmintis nėra žmonių sukauptos žinios. Vedų žinių šaltinis yra dvasinis pasaulis, viešpats Krišna. Ir vedų žinios mums atėjo per paramparą. Galime irgi sakyti, kad tai buvo seniai, kažkada, kažkokia mitologija, bet ne, jo šventenybė Šrila Prabhupada visai neseniai buvo paliko kūną 1977 metais ir dargi yra gyvi jo mokiniai, iš kurių mes galime mokytis ir kurie pasakoja realias istorijas, ne mitologiją. Ir jisai, būdamas 70 metų, neišėjo į pensiją pensininkauti ar sėdėti ant suoliuko, žiūrėti pro langą. Jisai paliko Indiją, sėdo į krovininį laivą ir išplaukė į Ameriką, ten pamokslauti. Ir tam laive jis patyrė gal 3 širdies smūgius. Ir Amerikoje, ir jisai per 10 metų pastatė gal 108 šventiklas, išvertė gal 80 knygų. Ir hipis iš narkomanų pavertė šventaisiais. Tai nors jam buvo 70 metų jau,
Tai žmonės yra pasimetę be tinkamos krypties, bet ta kryptis yra, jinai tiesiog reikia pasitikėti vedų žiniomis, pasitikėti autoritetais. Ir taigi, koks yra tikrasis gyvenimo tikslas, ką mes galėsime paskutinę savo gyvenimo akimirką. Ir tai dauguma tikslų yra labai laikini, tiesiog patenkinti šitą kūną, gerai atlikti savo pareigas, bet tikrasis gyvenimo tikslas yra pasiekti aukščiausią būties tobulumą, įsisamonti Dievą, įsisamonti absoliučią tiesą, kuri yra aukščiausias Dievo asmuo, o gyvųjų būtybių paskirtis yra tarnauti aukščiausiam viešpačiui ir neišvaistyti savo gyvenimo. Tai kaip mes tą galime padaryti? Jei įtrauksit savo kūną, protą, savo žodžius į tarnystę Krišnai, jeigu pagal savo varną ir ašramą atliksite pareigas ir patenkinsit Krišną, jei tarnausite vaišnavams ir jei bendrausite su dvasiniu mokytoju, patikėsite savo sielą Krišnai, Krišna jį išgelbės ir jis pasieks gyvenimo tikslą. Vykdysite dvasinio mokytojo nurodymus, vadovausite autoritetais, atgaivinsite dvasinę sąmonę. Todėl, norint pasiekti tobulumą, būtina kreiptis į dvasinį mokytoją ir kuo daugiau su juo bendraujama, tuo daugiau protas linksta į aukščiausiai Dievo asmenį. Taigi, ir kaip minėjau, karaliaus pareiga yra apsaugoti piliečius, pakelti aukštesnės planetas. Tačiau, kaip jisai mini tekste, ir jisai tą supranta, kad paaukštinimas priklauso vis tiek nuo aukščiausiojo ir tikslas yra pasiekiamas tik patenkinant viešpatį ir visiškas tobulumas pasiekiamas tik kai Krišna patenkintas. Gali galvoti, aš geras pilietis, atlieku labai gerai savo pareigas, todėl automatiškai jau nusipelniau kažko. Bet aukščiausiasis turi patvirtinti. Ir tai nėra, kad man priklauso. Ir kaip žinoti, ar Krišna yra laimingas? Tai kai guru yra laimingas, kaip žinoti, ar tavo guru laimingas, jeigu jisai yra labai toli, tai yra jo atstovai ir tai reikia patenkinti Krišnos atstovus ir tai padarys mus laimingus. Ir bet kuris žmogus vykdydamas savo pareigas turėtų stengtis patenkinti aukščiausiai viešpatį. Kaip Arjuna Bhagavad Gitoje, jisai atliko savo pareigas, stojo kautis, patenkino Krišną ir taip pelnė jo prielankumą. Ir viską atlikti kaip auką, prieš kiekvieną veiksmą paaukoti. Tai nėra, kad aš jau ateinu, pavyzdžiui, tarnauti ir kad aš jau paaukojau. Ne, aš, pavyzdžiui, einu daryti puokštes ir aš prieš darant puokštes prašau šitos tarnystės. Ir klausiu Krišną, kaip aš galėčiau tave patenkinti, darydamas šitas puokštas. Tai, kad aš kasdien gaminu maistą, tai nereiškia, kad aš jau patenkinau Krišną. Gal aš galiu jau eidama į parduotuvę galvoti, ko Krišna šiandien norėtų ir kaip aš galiu jį patenkinti. Tai iš mano mokytojo paskaitos suprasti Krišną, tai patenkinti Krišną. Jei Krišna mumis patenkintas, jis ne tik gali atskleisti giliausias sielos paslaptis, bet ir įgalinti savo baktą daryti nuostabius dalykus. Kai Šrila Prabhupada buvo Džaladuta, jis ne tik kūrė materialius planus, bet ir kūrė daug įvairiausių planų. Tačiau pagrindinis, visos jo misijos pagrindas buvo atskleistas toj maldoje, kur Šrila Prabhupada meldžiasi Krišnai, aš neturiu kvalifikacijos, neturiu galios kalbėti, pasiekti šių žmonių širdis. Jei duosi mano žodžiams galę, tik jie tai supras. Tiesiog padaryk mane savo marionetę ir leisk man šokti taip, kaip tu nori, kad šokčiau.
Ir jis pasirašo, tavo nereikšmingas Elgeta, Bhaktivedanta Swami. Tai Prabhupada atiduoda savo širdį, neįsivaizduojami Krišnos gali būti lėlė. Ir Krišna gali suteikti galių, jei tikime jo galia ir gyvename taip, kad Krišna būtų patenkintas mūsų nuoširdumu, mūsų tarnystę. Ir tik tada, kai Krišna mumis patenkintas, mūsų gyvenimas būna sėkmingas. Ir kaip mes patenkinsim Krišną, kokį progresą būsime pasiekę gyvenimo pabaigoje. Tai norėčiau paskaityti tokią istoriją, kurią man, kai ruošiausi paskaitai, atsiuntė viena bhaktė iš Rusijos ir galvoju, nu tai gal tada ir paskaitysiu, jeigu tuo metu. Iš tikrųjų, čia tikra istorija ir jinai gyvena Majapūre. Tai neseniai Bhaktos manęs paprašė prašyti šitą istoriją apie mano artimą mirtį ir viešpatės Džaganatos malonę. Todėl su jų palaiminimais dabar pabandysiu trumpai apibūdinti šią patirtį. Galbūt jį kam nors padės taip pat, kaip padėjo man. Tai vyko 2020 m. sausio mėnesį. Mes gyvenom Majapūre. Turiu iš karto pasakyti, kad buvau visiškai sveika ir neketinau artimiausių metų mirti. Be to prisimenu, kad tuo metu Majapūro ligoninėje viena matadži paliko kūną ir aš užsiregistravau kaip savanorė, kad budėčiau šalia jos ir giedočiau Hare Krishna. Galvau, kad taip galiu tarnauti bhaktam ir tuo pačiu įgyti patirties, kaip teisingai numirti. Patirties, kuri man padės po 20-30 metų. Ir nežinojau, kad savo pareigos dieną būsiu be sąmonės kitam kambarį ir man pačiai reikės švento vardo. Bet paaiškėjo, kad mirtis gali ateiti labai netikėtai, net jei esame visiškai sveiki ir neplanuojame mirti. Tai tomis dienomis gavau didelį stresą, susirgau dėl nervų, kelias dienas vėmiau, negalėjau gerti ir valgyti, o po 3 dienų kraujyje nukrito elektrolitų kiekis, pradėjau jausti baisų skausmą, nuolat praradau sąmonę. Pirmiausia, buvau nuvežta į Majapūro ligoninę, o paskui perkelta į kliniką Raganate. Kaip vėliau sužinojau, kalio ir magnio trūkumas lemia tai, kad visi žmogaus raumenys ir organai tada yra paralyžiuoti. Ir taip atsidūriau tokioj būsenai, kai visos mano kūno sistemos pradėjo išsijungti. Širdis negalėjo pumpuoti kraujo, sušalo virškinimo sistema ir į kraują pateko toksinai, plaučiai negalėjo kvėpuoti, dusdavau, baigdavosi skausmu ir niekaip negalėjau galvoti nuo to, kad toksinai išjungia smegenis. Buvau visiškoj panikoje ir supratau, kad atrodo, kad tai buvo pabaiga. Labai miglotai per tiršto rūko šydą prisiminiau, kad dabar būtinai reikia kam nors paskambinti, ką nors pasakyti, bet dėl to, kad smegenys visiškai neveikia, neatsimenu, kam skambinti. Tai buvo baisi valanda tam nepakeliamo skausmo ir sąmonės praradimo. Iki to laiko aš praktikavau Krišnos sąmonę 23 metus. Ne 1 metus, ne 2 metus, 23 metus. Daug kartų pamokslavau savo mokiniams, kad mirties metu reikia prisiminti Krišną. Diskutavome su jais, kaip tinkamai numirti ir buvau tikras, kad mirties metu aš tiesiog sutelksiu mintis į Krišną. Tačiau paaiškėjo, kad tai nėra taip paprasta. Dėja, visą gyvenimą nesistengiau kruopščiai kartoti švento vardo. Dažnai bėgiodama kartoju džapą. Neturėjau laiko, nes kiekvieną dieną užsiėmiau pamokslavimu, įvairiomis pamaldomis ir galvojau, kad kada nors stebuklingų būdu šios tarnystės dėka aš paragausiu švento vardo. Bet taip visai nebūna. Vienas dvasinis mokytojas sakė, kad labai dažnai bhaktai apsigauna, galvodami, kad tiesiog tarnaudami skonui, bet nepaisydami džapos, jie vieną dieną galės gauti tyrą atsidavimo tarnystę. Aš taip pat buvau viena iš tų bhaktų ir mirties akimirką supratau, kad visas mano nedėmesingas kartojimas mane nuvylė. Ir galime manyti, kad prisiminsim Krišną intelektualiai, kaip kartais tai darome visą gyvenimą. Tačiau, kaip parodė mano patirtis, mirties metu intelektas yra išjungiamas, lieka tik protas.
negalima apie ką nors galvoti valios pastangomis, o protas mus neša į tai, kas mums buvo brangiausia per tą gyvenimą, į tai, ką laikėme savo prieglobščiu. O ir po 23 metus trukusios dvasinės praktikos mirties akimirką mane apėmė tokia panika, kad mano mintis buvo pilnos minčių apie mano motiną, o ne apie Krišną. Prisiminiau, kaip jį vaikystėje mane priglaudė, kai sirgau, o tomis akimirkomis, kai atgavau sąmonę, tiesiog skambinau mamai, visiškai pamiršusi apie viešpatį. Kažkur minties kampelėje supratau, kad reikia dar kam nors paskambinti, bet dėl stipraus tingdančio skausmo neatsimenu, kam skambinti ir ką šaukti. Tuo metu gydytojai pranešė, kad esu ant mirties slenksčio ir galiu bet kurią akimirką išeiti. Ši žinia buvo perduota mūsų baktams Kazakstane ir kaip tik tuo metu buvo sekmadienio programa ir baktai be galo gailestingi pradėjo dainuoti 3 valandų kirtaną ir prašyti Krišnos man padėti. Ir jų maldų dėka Krišna manęs pasigailėjo. Šventasis vardas nėra materialioji erdvė. Jų kirtanas Kazakstane atėjo pas mane Raganate tokiu būdu. Dar kartą atgavau sąmonę ir nuo stipraus skausmo ištariau kažkokį riksmą ar dejavimą. Ir šiuo metu Indijos slaugės pasilenkė virš manęs ir sako, ko tu šauki? Ji man griežtai pasakė, tu miršti, tik kartok Hare Krishna. Ir kaip sužinojau daug vėliau po pasveikimo, šis slaugė buvo musulmonė, ji net atsisakė priimti iš manęs Šilos Prabhupados knygas, kai išėjau iš ligoninės. Ir kai paklausiau, kodėl reanimacijoje, man patarė giedoti Hare Krishna, ji tik gūžtelėjo pečiais ir pasakė, nežinau. Ir šiaip ar taip iš jos lūpų išgirdusi Hare Krishna pajutau didelį palengvėjimą. Galiausiai prisiminiau, ką kartoti mirties akimirką ir sukaupusi visas jėgas bandžiau pasakyti Hare Krishna, bet dėja visi raumenys, įskaitant kalbą, buvo visiškai paralyžiuoti ir galėjau tik neaiškiai murmėti. Aš negalėjau ištarti Hare Krishna. Dėl to buvau tokia beviltiška, kad iš mano akių ėmė tekėti ašaros ir aš tiesiog mėtydavausi ant lovos, įsipainėsi į vamzdelius ir žarnas. Tada išgirdau gydytojo balsą, besikreipiantį į slaugytoją. Kas čia? Jis paklausė. Ji iš Iskono, atsakė slaugytoja. Ir štai gydytojas atsisėdo šalia manęs ir pradėjo dainuoti. Hei Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpate, Gopisha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namaste. Ir tada jis pradėjo giedoti Hare Krishna. Taigi atsidavusi į kirtanas Kazakstane, man apsireiškė per jį Raganato ligoninėje. Ir jausdama didelį dėkingumą šiam vyrui, taip pat gailėdamasi dėl savo kvailo gyvenimo ir žaidžiančios džepos, palikau kūną. Ir išsigandau, nes supratau, kad visiškai neišlaikiau egzamino. Pagalvojau, kokia aš kvailė, kad visą gyvenimą taip viršutiniškai elgiausi su šventu vardu. Aš taip save bariau ir tą akimirką staiga pamačiau savo dievybės, kurias garbinau 23 metus. Džaganata, Baladeva ir Subhadra. Baladeva ir Subhadra buvo tolumoje ir aš tik miglotai mačiau jų siluetus. Bet viešpats Džaganatas stovėjo labai arti ir buvo aiškiai matomas. Staiga pamačiau, kad visos viešpatės Džaganatos dievybės yra vienas viešpats, pasireiškiantis įvairiais pavidalais. Ir tada aš pamačiau jį žmogaus pavidalu. Tai buvo viešpats Džaganata, bet jis taip pat buvo ir pats Krišna. Jis turėjo rankas ir kojas, labai gražią figūrą ir vienodą laikyseną. Jo oda buvo mėlyna, kaip lino gėlė, o veidas buvo labai gražus, su didžiulėmis akimis ir paslaptinga švelnia šypsena. Jis nieko nesakė, bet staiga jis man parodė visą mano gyvenimą nuo to momento, kai prisijungiau prie Iskon ir pradėjau praktikuoti Krišnos sąmonę. Visas mano gyvenimas prabėgo prieš akis kaip filme ir mačiau, kad viso šio filmo metu, kai vaidinau kai kurios vaidmenis, viešpats Džaganata stovėjo šalia manęs, nematomas mano materialioms akims. Ta akimirka buvau tokio šoko, kad supratau, kad Krišna nepaliko manęs ne minutei nuo tos dienos, kai pradėjau kartoti jo vardą. Jis buvo visada šalia ir apsaugotas
pavojingose situacijose, kai man atrodė, kad esu viena su savo problemom. Kai savo šalyje pradėjau pamokslauti musulmonams, jie grasino nupjauti man galvą ir ilgai mane persekiojo. Galų gale jie paliko mane vieną ir aš maniau, kad gerai nuo jų pasislėpiau, bet pasirodo, kad Džaganata mane apsaugojo nuo jų atakų. Kelis kartus mane norėjo pasodinti į kalėjimą už pamokslavimą mokslo sluoksniuose, o aš miriau iš baimės, manydama, kad Krišna mane paliko ir aš baigiau, bet galiausiai jie mane irgi paliko ir kaip vėliau sužinojau, visi su mano byla susiję darbuotojai buvo atleisti iš darbo. Ir taip pat buvo viešpatės Džaganatos apsauga. Vieną naktį mane užpuolė maniakas, bet staiga iš tamsos pasirodė didžiulė moteris ir garsiais riksmais jį išvijo. Ir tai taip pat buvo Krišnos apsauga. Tada vieną dieną mane vėl norėjo pasodinti į kalėjimą ir aš vėl verkiau iš baimės visą naktį. Džaganata atėjo pas mane sapne ir parodė, kad viskas bus gerai. Taip ir atsitiko. Taigi žiūrėdama į visą savo gyvenimą, prabėgusi priešai, supratau, kad viešpats Krišna niekada nepalieka savo baktų, kad ir į kokias aplinkybės patektume dėl savo praeities nuodėmių. Ir net kai mums atrodo, kad esame visiškai vieni, bejėgiai, neapsaugoti, Krišna visada stovi šalia ir nematomų būdų mus saugo. Ir Krišna taip pat parodė svarbiausią dalyką, slinkdamas priešais mane gyvenimo juostą, jis parodė, kad joje svarbiausia buvo kirtanai, kuriuose aš dalyvavau. Tai nuostabu, bet aš detaliai mačiau kiekvieną kirtaną, kurį dainavau per savo gyvenimą. Net ir tie kirtanai, kuriuose dalyvavo tik 3-4 baktai, jis man nerodė jokių materialių įvykių, kurie būtų svarbus mano požiūriu, bet parodė tai, kas svarbu jam ir man kaip sielai, bendrą šventų vardų giedojimą. Mačiau, kad per kiekvieną kirtaną iš giesmininkų kyla auksinės, mėlynos ir rožinės spalvos putojančios energijos srautai. Ir šie srautai pasiekė dangų ir užpildė visatą. Taip keista, kad net maži kirtanai, kuriuos atliko nedidelė baktų grupė, turėjo tokią neįtikėtiną galią. Toks be galo gailestingas yra šventas vardas ir toks brangus Krišnai yra mūsų bandymas giedoti. Žvelgdama į savo gyvenimą iš šios kitos tikrovės, mane apėmė visišką nuostabą ir palaimą ir tada viskas baigėsi, grįžau į kūną, kad kaip Adžamila gaučiau dar vieną šansą, galimybę kaip elgtis su šventu viešpatės vardu. Galbūt kada nors Krišnos ir baktų malonė, visos mano anartos ir materiali sąmonė bus apvalyta švento Krišnos vardo jėgos ir aš išmoksiu jį kartoti nuoširdžiai ir tyrai. Dabar norėčiau padėkoti savo dvasiniam mokytojui Šilai Šivaramai Suami už daugybę nurodymų ir paskaitų apie šventą vardą. Džanmaštami Prabhu už kasdien dėmesingo ir nuoširdaus džiapos įkvėpimą, Džavanata Prabhu ir Hrinam už kasdienę galimybę dalyvauti į Jagijoje gal. Juga Dharma. Iskon dvasiniai mokytojai, kurie skelbia mums švedo vardo ir Krišnos kata šlovę ir svarbiausia Šila Prabhupada, kuris suteikia didžiausią gailestingumą labiausiai puolusiai gyvai būtybei. Kiek laiko? Taigi, dar vieną trumpą istoriją ir tada gal užbaigs, ką norėjau pasakyti. Šila Prabhupada turėjo atsidavusi mokinį vardu Upendra Prabhu, jis mylėjo Prabhupadą ir žodžiais tariant buvo jam ištikimas kaip šuo. Jis taip ir sakydavo, aš norėčiau tapti Prabhupada šunimi. Jis buvo labai jautrus žmogus, subtilios dvasinės prigimties, priklausomas nuo narkotikų. Ir norėdamas jam padėti, Prabhupada ėmėsi jų globoti, padarė jį savo asmeniniu tarnu, auklėjo jį ir mokė. Einant laikų judėjimas plėtėsi, Balimardana Prabhu sėkmingai pamokslavęs Japonijoje nusprendė keliauti į Australiją ir atidaryti tam pamokslavimo centrą. Buvo akivaizdu, kad jam vienam su šia užduotimi bus nelengva susidoroti ir Šila Prabhupada kreipėsi į Upendrą, prašydamas jo prisijungti prie pamokslautojų Australijoje. Upendra ruošė Šilai Prabhupadai prasadą, darė jam masažą, tvarkė kambarį ir jautėsi visiškai laimingas būdamas jo tarnu. Nenorėdamas palikti savo tarnystės, jis pradėjo prieštarauti,
tačiau Prabhupada jį pertraukė ir nepakančiu prieštaram ton pasakė, mano tarnu gali būti bet kas, tačiau pamokslavimas visai kas kita. Rūpintis mano kūnu netoks jau svarbus reikalas. Upendra visai nedegė norų išgarsėti kaip pionierius ir apskritai nebuvo to stiprus pamokslautojas, tačiau mylėjo Šrila Prabhupadą ir ši meilė suteikė jam jėgų atlikti tą tarnystę. Ir išvykęs į Australiją praktiškai vienas, Upendra Prabhu tapo pirmasis, kuris ten atnešė Krišno sąmonę. Ir gyvendamas Lušnynuose jis atliko daug įvairių tarnyščių, dainuodavo šventą vardą gatvėse ir platindavo knygas. Taip jis davė pradžią jatrai Australijoje, tačiau problemos iš širdies nedingo. Ir išėjus Šrilai Prabhupadai, Upendra paliko Krišno sąmonės judėjimą ir grįžo prie savo senų įpročių. Praėjus 15 metų, Kurma Prabhu jį surado. Upendra atrodė prastai, narkotikai sužlugdė buvusi Šrilos Prabhupados tarną. Kurma Prabhu atvežė jį iš Australijos, Iskon kaimo bendruomenę, kur atsidavusi jį su meile rūpinosi šiuo veteranu. Ir po 3 mėnesių jis paliko šį kūną, apsuptas atsidavusiųjų, visiškai sąmoningas ir skambant kirtanui. Tai kodėl aš iš tikrųjų nepabaigiau, ką norėjau pasakyti, reikia pabaigti. Tai kodėl aš parinkau šitas istorijas gal ir tai kaip kalbėjau pradžioj apie tą netikrą progresą, kas yra progresas ir galiausiai koks yra mūsų šio gyvenimo tikslas, kad žinotumėm, kaip Rito Maharaj, kur mes tiksliai einame, kur mes nueisime, kas bus po mirties. Ir paskutinę gyvenimo akimirką, apie ką mes galvosime ir kas mums tą gyvenimą buvo svarbu. Ir kaip istorijos parodė, kaip praslenka tu paskutinę gyvenimo akimirką, viskas taip greitai, tu gali pamatyti visą savo gyvenimą ir ką tu ten, kaip sakant, bet viešpats niekada nepamiršta ne vienos tavo tarnystės ir iš tikrųjų, kaip net kiekvieną kirtaną, kurį tu gėdoji. Kartais galvom, kad čia, ritualas, dar vienas kirtanas, čia biškai pagėdosiu prieš jėgę, o gal nepagėdosiu, šiandien, bet ne, jisai gal kažkokią tarnystę padarom, kažkas neįvertino, galvom, kad net nepadėko, taip toliau, bet ne, Krišna, jo atmintis yra tobula, jam, kaip senatvėje mums surinka atmintis, jam nesurinka atmintis, jisai puikiai atsimena kiekvieną jūsų prisidėjimą prie Iskono, prie judėjimo, prie savo Krišno sąmonės tobulėjimo, švento vardo kartojimas. Todėl kaip norėtumėt gyventi, kad per egzaminą galvoti, kad sugebėtumėt galvoti apie Krišną ar bent jau prisišaukti, kad bhakti padėtų galvoti jums apie Krišną, ar ne? Tai Krišna yra tikras ir jisai visą laiką šalia, jisai mato viską, ką mes darom ir jisai visą laiką mus saugoja, visą laiką ir jisai niekada nepamirš jūsų tarnystės. Ir tai būkime dėmesingi, kartodami šventus vardus ir pasitikėkim vedų žiniomis, šventraščiais, dvasiniais mokytojais ir sekim jų nurodymais, jų pėdom ir gyvenimas bus tobulas ir bus aukščiausias tobulumas, aukščiausias gyvenimo tikslas. Tai Hare Krishna. Atsiprašau. Hare Krishna.
Tai klausimam nėra laiko. Tai ačiū Jums labai, kad leidot man pabandyti. Tai va, Hare Krishna. Ką reikia daryti dabar? Tai Jūs pagėdokit.